Svarbiausia dalykai yra kantrybė, darbas, pasitikėjimas savimi. Noriu padėkoti Prancūzijos Eurovizijos delegacijos vadovei. Taip pat noriu padėkoti puikiai choreografijai ir visiems, kurie prisidėjo prie mano pasirodymo mažoje Eurovizijoje. Tai buvo neįtikėtina patirtis. Linkime tau kuo didžiausios sėkmės tavo karjeroje. Na ką, ir artėja turbūt svarbiausios ir labiausiai įtemptos vakaro akimirkos. Rimtoji mūsų vakaro dalis. Giliai įkvėpkim. Sužinojau, kad mes turime galiojantį rezultatą. Balsavimas įvyko, rezultatai patvirtinti ir galime pradėti skelbti. So this means the time has come. Atėjo metas. Pirmiausia, paskelbsime balus iš komisijų balsavimo lentelių. Komisiją sudaro 5 nariai, 2 vaikai nuo 10 iki 15 metų ir 3 suaugę muzikos verslo profesionalai. Pirmą kartą mes pristatysime rezultatus naujų būdų. Parodysime taškus, kuriuos komisijos skyrė įvairių šalių dalyviams. O po to kiekvienos šalies atstovai praneš, kam jų komisija skiria aukščiausiai vertinimą – 12 balų. Taigi pirmiausia sužinosime, kokius rezultatus skyrė šalių komisijos nuo 1 iki 10 balų. Pirmieji taškai. Vienetukai, kuriuos skyrė balsuojančių šalių komisijos. Štai kam komisijos skyrė po 2 balus. Štai kam komisijos skyrė po 3 balus savo balsavimo lentelėse. Po 4 balus komisijos skyrė štai taip. Kol kas pirmauja Nyderlandai. Štai kaip komisijos skyrė savo 5 balus balsavimo lentelėse. Šiek tiek painu ir balai skelbiami labai greitai. Tačiau, kaip girdite iš publikos reakcijos, Ispanija dabar priekyje jau turi 31 balą iš komisijų. Komisijų balų šešetukai. Ir dabar priekyje Malta. Po 7 balus iš balsuojančių šalių komisijų gauna štai šios šalis. Pirmauja Malta, antroje vietoje Prancūzija. Dar trūksta 8 ir 10. Ir tai yra tikrai daug balų. Tęskime. Štai kaip komisijos skyrė po 8 balus savo balsavimo lentelėse. Ir dabar priekyje vėl Portugalija. Portugalija nauja lyderė, antroje vietoje 2 balais atsiliekanti Albanija. Tačiau mūsų laukia dar daug balų. O dabar 10. Tai reiškia, pamatysime, kaip komisijos skiria antrasias vietas savo balsavimo lentelėse ir paskelbus štai šiuos balus. Pirmoje vietoje šiuo metu yra Prancūzija. Priminsiu, kad Prancūzija 2 ankstesnius metus laimėjo mažąją Euroviziją. Trūksta žodžių, sako Ruf Lorenzo. Pirmoje vietoje Prancūzija, antroje vietoje Ukraina, trečioje vietoje Portugalija. Šiuo metu toks yra lyderių trejetukas. Melanie, kaip ten reikalai tarp dalyvių?
It's such a tense atmosphere here. Atmosfera And I labai totally įtempta understand that ir aš because puikiai now tai it's suprantu. time to reveal Bet dabar the desired 12 metas points sužinoti, from kam each komisijos country. iš kiekvienos šalies skyrė po 12 taškų po aukščiausią vertinimą. Ir dabar pamatysime vaikus, kurie skelbs tuos balus, tarp jų bus ir nemažai ankstesnių metų mažosios Eurovizijos žvaigždžių. Čia kaip kalėdų rytas, kai išpakuojamos dovanos, tačiau visi dainininkai nori gauti 12 balų. Tai yra pati geidžiamiausia dovana dabar. Dabar sveikiname su Italija, Estija, Albanija, Armėnija, Kipru, Prancūzija, Šiaurės Makedonija, Lenkija ir Sakartvelu. Labas vakaras Madride. 12 balų nuo Italijos komisijos keliauja Komplimenti, ciao! Sakartvelui. Tervitused Eestist, hello from Estonia. Dabar Thank you, Estija Junior ir čia Eurovision, for Arhana, this kuri pernai amazing atstovavo show. šiai šaliai mažoje Eurovizijoje. Ačiū už Estonia's puikų šou 12 ir points Estijos go 12 to balų nuo komisijos atitenka Georgia, congratulations! Sakartvelui. Dar vienas aukščiausias įvertinimas, antras iš eilės Sakartvelui. O dabar Albanijos 12 balų ir jie taip pat atitenka Sakartvelui. Akivaizdu, kad komisijoms labai patiko šis jausmingas Sakartvelo atstovo Andrijos Putkaradzės pasirodymas. Thank you for this amazing show. Armėnijos 12 balų atitenka And they go to Georgia. Sakartvelui. Dar 12 balų Sakartvelui. Ir pamažu vejasi varžovų Sakartvelas. Dabar turi tiek pat balų kaip Portugalija. Netrukus išgirsime, kam 12 balų paskyrė Kipro komisija. 12 balų Go to Georgia. Sakartvelui. Ir Sakartvelas šiuo metu turi 96 balus, o tai reiškia, kad išsiveržia balsavimo lentelėje į trečiąją vietą. Lisandro iš Prancūzijos, dainininkas, kuris laimėjo mažąją Euroviziją prieš 2 metus. Ir jis skelbia, kad Prancūzijos komisija 12 balų skiria Armėnijai. Hello everyone, here from Skopje, North Macedonia. Šiaurės Makedonija. We're having so much fun Puikiai watching you leidžiame sing, laiką, dance and žiūrėdami perform. mažąją Euroviziją. Our 12 points Ir go 12 to balų atitenka Ukraine. Ukrainai. Congrats, guys. Taip, ir Ukraina šiuo metu yra lyderiai lentelėje, bet čia priminsiu dar tik komisijų balsai. We watched all the performances Lenkija with ir čia one pernai eye mažoje and Eurovizijoje big dainavusi smile. dainininkė Maja Kžiževska, kuris skelbia, kad 12 balų nuo Lenkijos komisijos atitenka Ukraine! Ukrainai. Congratulations, your star! Sveikinimai, tu žvaigždė, sako Lenkijos praėjusiu metu atstovai ir matome, kaip džiaugiasi Artemas Kotenko, Ukrainos atstovas. Na ir dabar Sakartvelo 12 balų. Armėnijai. Ir balus beje paskelbė Anastasija Vasadzė, kuri pernai atstovavo Sakartvelui mažoje Eurovizijoje. Džiaugiasi Armėnija, tiesa, iki pirmosios vietos Armėnijai šiuo metu dar šiek tiek trūksta balų. 5 aukščiausius įvertinimus kol kas iš komisijų gavo Sakartvelas, tai iš tiesų įspūdingas rezultatas. Bus labai įdomi kova, sako Markas Klotetas, vakaro vedėjas. Na, o dabar Ispanija, Vokietija, Nyderlandai, San Marinas, Ukraina, Portugalija, Airija ir Malta paskelbs savo komisijų aukščiausius įvertinimus. Ispanija, Karlosas Higesas, kuris prieš keletą metų dainavo mažoje Eurovizijoje, 12 balų nuo Ispanijos komisijos atitenka Sakartvelui. Sakartvelas šiuo metu yra antroje vietoje. Vokietija. 12 balų nuo Vokietijos komisijos. Portugalija. Net nustebusi atrodo Portugalijos dainininkė Viktorija Dikol, kad gavo štai tokį aukštą įvertinimą. 96 balai Portugalijos kraityje, Nyderlandų komisijos balai. The 12 points from the Netherlands go to
Georgia! Sakartvelas gauna dar vieną 12-tuką ir veržiasi į priekį, veržiasi, bet dar kol kas nepavijo Ukrainos. Ukraina pirmoje vietoje, Sakartvelas antroje vietoje. San Marinas. 12 balų Sakartvelui, dar sykį ir dabar jau Sakartvelas pirmoje vietoje. San Marinui beje prasčiausiai sekasi komisijos lentelėje, tik vienas komisijų taškas, bet nenuostabu. Pasirodymas, na pripažinkim, tikrai buvo gana nervingas. Ukrainos praėjusių metų atstovė Anastasija Dimit, kuris sako, jog kreipiasi į mus iš nepasiduodančio Kyjivo. Ir 12 balų keliauja Sakartvelui. Sakartvelas jau turi 144 balus. Pirmoji vieta kol kas, antroje vietoje Ukraina. Tuo išgirsime Portugalijos komisijos verdiktą. Sakartvelui. 156 balai, jau Sakartvelo kraityje, antroje vietoje Ukraina atsilieka daugiau nei 30 balų, bet dar tikrai ne pabaiga. Airija. Na, kamgi atitenka Airijos 12 balų Sakartvelui. Sakartvelas didina atotrūkį. Priminsiu, čia komisijų balsai, dar bus žiūrovų balsai. Viskas dar gali keistis. Ir dabar sužinosime, kam 12 balų skiria Maltos komisija. Vėl Sakartvelas. Sakartvelas, na panašu, kad taip, kad laimės komisijos balsavimą. 180 balų. Taip ir yra. 12 kartų, 12 iš 17 komisijų paskyrė aukščiausiai vertinimą būtent Sakartvelui. Taigi, komisijų laimėtojai yra Sakartvelas. Andrija Putkaradze pirmoje vietoje. Congratulations everyone. I can only imagine how difficult it must have been. Tik įsivaizduoju, tik galiu įsivaizduoti, kaip sunku buvo komisijoms balsuoti, kadangi visi pasirodymai buvo tiesiog nuostabus. Jau žinome, kad komisijų balsavimą laimėjo Sakartvelas. Toliau išsirikiavo Ukraina ir Prancūzija, neįtikėtinas vakaras. Na, o dabar mes pamatysime, kaip balsavo žiūrovai internetu. Priminkime, kad komisijų balsai lemia tik pusę rezultato, dar viskas gali pasikeisti, daug kas gali nutikti. Na ir visai netrukus mes pamatysime, kaip atrodo į balus paversti visos Europos ir viso pasaulio žiūrovų balsai. Jie proporcingai išskirstyti ir paversti euroviziniais balais. Pradėsime nuo šalies, kuri gavo mažiausiai balų iš komisijų. San Marinas. Taigi, San Marinui televizijos žiūrovai skyrė 46 balus. Next up, Cyprus. Toliau Kipras. Cyprus, you have received from the online voting 50 points. 50 balų iš televizijos žiūrovų balsavusių internetu. Lenkija. Poland, you receive 48 points. 48 balai iš televizijos žiūrovų. Estonia coming up. Estija. Na, kaipgi sekėsi estams. 41 balas iš televizijos žiūrovų. Nusiminusi Anabelė ir net neslepia to, Estijos dainininkė turbūt tikėjosi geresnio įvertinimo, bet yra kaip yra. Vokietija gauna 57 balus, šiek tiek kilsteli lentelėje, tačiau lentelėje pozicijos dar keisis ir bet kuriuo atveju visos išvardytos šalys yra tos, kurios tikrai šiais metais nelaimės mažosios Eurovizijos. Airija toliau, komisija neypatingai įvertino smarkiai gerai, taip pat panašu ir žiūrovai 40 balų iš jų. Next up is North Macedonia. Šiaurės Makedonija. And you've received 34 points. 34 balai žiūrovų. Vis dėlto nors arena ošė, šoko, džiaugiasi, žiūrovai ir komisija įvertino šiek tiek kukliau. Nyderlandai. 57 balai žiūrovų. Nyderlandai kilsteli, bet vėlgi iki pergalės akivaizdu, kad to yra per mažai. Italija. Pižamų vakarėlis. Kiekgi
Europos žiūrovai skyrė pižamo vakarėliui 46 balus. Halfway through. Įpusėjome skelbti žiūrovų balus, daug emocijų. Jūs visi puikiai pasirodėte, jau ramina turbūt mažesnius balus surinkusius atlikėjus. Vakaro vedėja. 79 balai Maltai, tai reiškia, kad taip šokteli aukštai štai šis dainininkas, bet pergalės nebus. Pralenkti Sakartvelo kol kas niekam nepavyko. Armėnija 49 balai iš žiūrovų, tai reiškia, kad komisijoms ši daina vis dėlto patiko labiau negu televizijos žiūrovams. Armėnija aukštai, tačiau vėlgi pirmosios vietos neužims. Ispanija. 64 balai iš žiūrovų. Džiaugiasi Chloe de la Rosa, pakilo aukštai, taip, laimėti mažosios Eurovizijos nepavyks, tačiau tikrai puikus rezultatas. Albanija. 44 balai iš televizijos žiūrovų ir publika skanduoja Chloe, skanduoja Ispanijos šių metų atlikėjos vardą. Tarsi primindami, kad pasirodymas buvo puikus, tikrai nereikia liūdėti ir Ispanija didžiuojasi šią dainą ir šią atlikėją. Portugalija. Lyriškoji Portugalija. O čia įdomu. 117 balų iš žiūrovų. Panašu, kad palietė žiūrovų širdis. Taip, iš tiesų, netgi geresnis įvertinimas negu iš komisijos šiai baladai ir Portugalija šiuo metu yra priekyje. Ar pavyksta lyderystę išlaikyti? Dabar jau sunku spėlioti. 74 balus televizijos žiūrovai skiria Prancūzijai. Tai reiškia, kad Prancūzija šoka į lyderių trejetuką, tačiau iki pirmosios vietos pritrūko. Aš tiesiog mirštu, sako Ruth Lorenzo, liko dvi šalys ir dabar Ukraina. 81 taškas iš žiūrovų, 81 balas ir kągi tai reiškia, rodykite mums lentelę. Džiaugiasi Artemas Kotenko, tačiau, na, susumokitgi. Įstrigo kompiuteris ar kaip? Antra vieta, taip, Ukraina nepakils ant aukščiausio laiptelio, tačiau šiuo metu yra antroje vietoje ir dabar liko tik dvi šalys, kurios gali laimėti mažąją Euroviziją. Tai bus arba Portugalija, arba Sakartvelas. Sakartvelas iš televizijos žiūrovų gavo 59 balus ir tai reiškia, kad Sakartvelas triumfuoja mažoje Eurovizijoje ir tampa Eurovizijos, mažosios Eurovizijos čempionais, kadangi Sakartvelas nugalėjo jau 4. kartą. Pralenkė Prancūziją ir Sakartvelas šiuo metu yra oficialiai sėkmingiausia grupė mažosios Eurovizijos istorijoje. Andrija Putkaradze laukiamas scenoje, dainininkas, kuris iškovojo Sakartvelui šią iš tiesų nuostabią pergalę su labai gražia daina, su baladė skirta jo mamai. Dainininkas iš Batumio miesto, 11-metis atlikėjas, kuris šitą vakarą tikrai prisimins visą savo gyvenimą. Pradėjo dainuoti būdamas 2, dainavo vokalinėje grupėje Jūros vaikai, studijavo fortepijono muzikos mokykloje. Priminsiu, mėgstamiausias jo užsiėmimas yra žaisti kompiuterinius žaidimus. Aš įsivaizduoju, kad pirmadienį jis tikrai galės neiti į mokyklą, galės turėti šventę ir leisti kiek tik nori laiko prie ekrano. Nors žinoma, bus ir daugybė kitų reikalų, daugybė sveikinimų, daugybė džiaugsmo. Sakartvelas triumfuoja mažojoje Eurovizijoje. Trofėjus keliauja iš šio dainininko rankas iš praėjusių metų laimėtojas Zoe Kliozur rankų. Laimėjai mažą Euroviziją. Kaip jautiesi? Jaučiuosi taip gerai, sako Andrija. Andrija, tau reikia eiti ir pasiruošti, kadangi mes norime dar sykį išgirsti čia Madride tavo pergalingą dainą. Eik, ruoškis.
Buvo nuostabu. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo. Everyone, it's been great to enjoy this evening with you. This Mėgomės Junior šio Eurovision vakaru Song visi Contest. kartu. Thank you Mažoji so Eurovizija. much. Ačiū Also, jums thanks visiems. everyone who's made tonight's show Visiems, kurie possible. prisidėjo prie šio nuostabaus vakaro. Delegacijoms, darbuotojams, savanoriams ir, žinoma, visiems šio vakaro atlikėjams. And finally, thank you to Ir the galiausiai, audience ačiū watching publikai, us kuri from žiūrėjo all visame around the pasaulyje. world, and of Ir course žinoma to the čia, incredible Madride. crowd here in La Caja Mágica. You've been amazing. Jūs buvote nuostabus. This was the 22nd Tai buvo Junior Eurovision 22 Song mažosios Contest Eurovizijos dainų konkursas tiesiogiai iš Ispanijos, Madrido. Ačiū, kad palaikote Europos muzikos ateitį. We love you. Mes jūs mylime. Žydėkite ir toliau. Good night. Gražaus vakaro ir scenoje šių metų mažosios Eurovizijos laimėtojas Andrija Putkaradė, Sakartvelas ir daina To My Mom. Aš šią Euroviziją komentavęs Ramūnas Zilnys, taip pat su jumis atsisveikinu. Ačiū, kad žiūrėjote. Tai buvo mažoji Eurovizija. Likite su LRT+. Casa